Granada Luxury Belek viešbutis, ne ant jūros kranto, didžiulis viešbutis, įeinam į registratūrą, viskas tviska, blizga aukso, yra tokie sietynai va iš stiklo pagaminti, na, labai daug blizgėsio, labai daug gėlių, labai daug štai visokių krištolinių dalykų. Gražiai atrodo, tikrai prabangiai. Turi šokolado namus. Viskas čia yra iš šokolado gaminama. Labai didžiuojasi šiais šokolado namais viešbutis. Milžiniškas viešbutis, iš tikrųjų vaikštant po jį tikrai atrodo labai didžiulis, daug erdvės, daug visokių skirtingų barų. Čia tokia žalia alėja, galima užsisakyti kavos ar kokteilį išgerti. Padaryta kaip lauko gatvelė su stogeliais. Modernus viešbutis, modernus interjeras. Saldumynai, desertai. Čia štai tokia kaip atrodytų cigarų rūkymo vieta, bet čia viduje niekas nerūko, žinoma. Na, bet tokia dar viena erdvė pasisėdėjimui, čia kažką šiek tiek dar remontuoja. Laiptai gražūs apšviesti. Sezono įkarštyje čia štai vyksta gyvos muzikos pasirodymai. Groja su fortepijonu ar kitų instrumentų ir galima tiesiog sėdėti ir klausytis. Special kokteilių baras, kaip įvardijo darbuotojas. Standart. Standart kambarys. Dušas. Čia taip pat viešbučio teritorija. Granada Luxury Belek viešbučio prieš tai buvo standartinis kambarys, na, o dabar šeimyninis kambarys. Viešbutis tarsi miestas, galima ir apsipirkti, galima eiti štai pažaisti su žaidimo aparatais. Turi tokį požeminį tunelį, kuriame sukabintos reklamos, kas vyksta kiekvieną vakarą. Na ir ten, eidami šiuo tuneliu, pateksime į pramogų zoną. Granada viešbutis iš šono. Na, o čia jo pramogų zona. Ir baltas Maldyvų smėliuko paplūdimys padarytas. Maldyvų tipo kambariai. Dažnai apsistojame medaus mėnesį poros. Šis baseinas Granada viešbučio Beleke yra didžiausias Europoje. Pažiūrėkit, kokį dydį. Gal čia taip ir nesimato, bet iš ties milžiniškas. Milžiniški vandens kalneliai atrodo.
kavos užkandinės, vaflių namai, ledo baras, kur yra smūfiai ir šerbetai. Čia žmonės tai gali neiti į pagrindinį restoraną, tiesiog valgyti čia, prie baseino. Vandens kalneliai mažiems vaikams. Palm Beach zona. Ir štai koks fainas smėliukas vaikam papiltas. Įspūdingi vandens kalneliai. Didesniems ir mažiems vaikams. Nors dar sezono pradžia, bet viešbutis tikrai atrodo pilna žmonių. Labai populiarus. Tai ši zona, kurioje vaikštom, ji yra būtent šita pramogų zona. O ten matosi viešbučio pagrindinis pastatas, kuriame yra didžioji dalis kambarių. Yra šiame viešbutyje ir Luna parkas, taip vadinamas, atrakcionų parkas. Štai vaikų žaidimų aikštelė po stogu, išties milžiniška. Ten taip pat galima žaisti krepšinį, futbolą, tenisą. Na kągi, apžiūrėję lauką, sugrįžome į pagrindinį restoraną, nusileidžiame štai šitokiais gražiais labai laiptais. Ir einame į pagrindinį viešbučio restoraną valgyti pietų. Labai didelis pagrindinis viešbučio restoranas ir štai kiek daug sėdimų vietų. Čia kol kas ši zona dabar dar nėra pilnai užpildyta, bet sezono metu tikrai pilna žmonių ir čia būna. Galima visur sėdėti. Na ir štai įvairiausi troškiniai. Čia galima pasidaryti šviežių salotų. Štai čia kepa tokias tradicinės picas. Duonos skyrius. Kebabų mėsytė, kaip pas mus kotletukai kažkas panašaus. Čia vištiena, toks ekologiškas kampelis, atrodo viskas virta. Žuvis buvo prieš tai. Na, tikrai kiekvienas gali kažką savo išsirinkti. Granada Luxury Beach viešbučio teritorija tikrai, nors atrodo, kad jisai toksai didelis pastatas, bet labai žalia teritorija, tikrai žalumos netrūksta. Prisodinta bananmedžių, palmių, gėlių, daug visokių. Suteikia labai jaukumo, nes pastatas išties labai didelis. Šie visi augalai labai dera prie šių visų didelių pastatų.